Ok, tai šitoje pamokoje pakalbėsim apie tai, kaip naudoti prielinksnį in anglų kalboje. Tai reiškia, mes turim daug prielinksnių skirtingų. Ten for, from, in, at, in spite of, without, with ir taip toliau. Tai šiandien specifiškai pakalbėsim apie tai, kaip in atrodo, ar ne, ir kuris yra naudojamas, nes iš tikrųjų vien pats in turi labai daug skirtingų situacijų. Tai pavyzdžiui, kaip pavyzdys, ar ne? Paprastai in nurodo kažkokią tai vietą, kažkur tai tiksliai, dažniausiai viduje kažko tai, ar ne? Ir jeigu, pavyzdžiui, mes turime lokaciją, ar ne, kaip pavyzdys, lokacija. Tai lokacija, tarkim, gali būti in the bag, ar ne? Tai pavyzdžiui, tašėje kažkur tai, in the bag. Arba galiu, tarkim, sakyti in New York. In New York. New York'e, kaip mieste, kažkur tai viduj, ar ne? Tarkim, in the parking lot, ar ne? Kažkur tai stoviu mašiną pastačiau, in the parking lot yra mašinų stovėjimo aikštelėje. Su lokacija yra truputėlį įdomiau su in, kad kai mes turim tokią bendresnę lokaciją, pavyzdžiui, kaip namai arba darbas, kažkur kažkas yra neapibrėžto, tada mes naudosime ne in, tada mes naudosim at. Mes naudosime at home, at work, bet jeigu aš turiu tiksliai, pavyzdžiui, in my room, savo kambaryje, vėlgi lokacija ar ne, bet tikslesnė, namuose kažkur tai kambaryje, tada naudoju in, ir pavyzdžiui, jeigu sakau at work, pavyzdžiui, in my, arba in the office, ar ne, office pačiam, arba net galiu darbė būti ir automobilyje važiuoti, jeigu mano darbas kažkur važinėti, ar ne, tai priklauso viskas nuo to, kokia situacija, bet jeigu plačiau, galim naudoti at, jeigu tiksliai kažkokioje vietoje naudojam, tada jau in. Tada, pavyzdžiui, gali būti ir laikas. Mes turim ir laiką, kurį apibrėžiam in. Tarkim, mes naudojame su metais. In, tarkim, 2005 metais, ar ne? In the morning, in the evening, tokie dienos periodai kažkokie tai. In July, ar ne? In September, tai yra mėnesiai. Tai yra mėnesiuose irgi naudojam in. Okay. Tada mes turim situacijos, pavyzdžiui, situacijos, kuriuose galima atsidurti, tai pavyzdžiui būtų in trouble, tai yra bėdoje, ar ne, sakot, I'm in trouble, I need your help, ar ne, aš problemoje, aš bėdoje, man reikia tavo pagalbos, arba in love, sakom, ar ne, tai yra meilėje, kitaip tariant, įsimylėti, to be in love, būti įsimylėjus, ar ne, to be in love. Taip pat, kai turim kažkokią tai mediją, ar ne? Tai yra medija, tai pavyzdžiui, in a magazine, ar ne? Tai tarkim, sakytumėt, pavyzdžiui, I read it in a magazine. Arba I read it in a book. I saw that person in a movie, mačiau filme, ar ne? Ilgi taip pat. I read it in an email that you wrote, pavyzdžiui. Perskaičiau elektroniniam laiške, kurį tu parašei, ar ne? Transporto priemonės, transportas, lygiai taip pat. Gali būti irgi in, tai gali būti in the car, in the taxi. Dažniausiai, jeigu turime sėdimą vietą, bet yra išimčių, nes autobuse, pavyzdžiui, būtų on the bus. Lygtai sakom ant autobuso, bet iš tikrųjų mes turime omeny, kad autobuse pačiam sėdė, ar ne? Tai yra išimčių, bet dažniausiai, kai turim sėdimą vietą, yra in, ar ne? Jeigu pasakysit I'm in the bus, nu supras, kad turite omeny on the bus. Ir turim kalbą, ar ne? Kai kalba eina apie kalbą, ar ne? Kad pavyzdžiui prancūziškai tai būtų in French, in Spanish, this book was in English, ar ne? This book was in English ir taip toliau. Jo, tai kaip matot, net vienas pats in turi labai daug situacijų, yra visokių įvairių išimčių. Kaip sakau, prielinksniai yra tokia viena iš svarbiausių temų, kurią turim išmokti anglų kalboje, bet viskas ateina su praktika. Kaip sakau, žinokit, kad tos specifinės situacijos dažniausiai, kai turim omeny, kad kažkur tai, kai naudojam vietininko linksnį lietuvių kalboje, dažniausiai bus taip, kad turim šitą prielinksnį in anglų kalboje, nes ir vadinas prielinksnis, nes mes neturim linksnių anglų kalboje, dėl to naudojam šitos prielinksnius, kad nurodyti bent kažką panašaus į linksnį, ar ne? Jo, tai jeigu norite išmokti daugiau linksnių, nuorodų rasit, turiu sukūręs visą pilną kursą, ar ne?
kuris padės specialiai išmokti šitos prielinksnius ir dažniausiai 60 prielinksnių iš viso bendrai šiame kurse išmoksit, naudosit automatinės anglų kalbos metodą, kad tai padaryti. Tai priklausomai, kada žiūrit šitą video, kursas startuoja jau 24 balandžio, ten po pamoką atsirakinsit dieną, tai jeigu norit išmokti šitos visus naudoti, susitvarkyti su jais, tai bus kaip tik jums. Nuorodai rasit, aprašyme rasit nuorodą į šitą kursą, jeigu norit prie jo prisijungti. O kaip visada, susimatysim su jumis tada kitoj pamokoj, kur mokinsimės dar visokių anglų kalbos gudrybių. Tai iki pasimatymo. Iki.